Dienos svečias. Rezum radio programoje prasideda laida Dienos svečias. Šiandieną pradedu ją nuo informacijos apie tai, jog birželio 16 dieną 17 val. Šiaulių kultūros centre vyks Romų muzikos festivalis Tamburinas. Išsamiau apie šį festivalį, taip pat projektą susijęs su Romų įgalinimu ir darbo galimybėmis, papasako šiandien pas mus studijoje viešinti Romų integracijos centro pirmininkė Konsuela Mačiulevičiūtė, su kuria ir sveikinuosi. Sveiki, Konsuela. Sveiki, ačiū Dievas, Jelen Bachtel. Štai taip savo kalbą pasisveikino Konsuela. Na, dar pabaigoje paprašysime, kad ir palinkėtų savo kalbą kažką mūsų klausytojams. Na, o dabar pirmiausia pradėkime nuo festivalio apie Tamburinas. Papasakokit, kai kam galbūt priminkit, ar tai nuolatos tradicinis, ar pirmą kartą vykstantis? Na, tai jau ne pirmą kartą vykstantis šitas renginys, festivalis, čia jau vyks trečią kartą. Tik šiais metais jis bus didesnis ir didesnis dalyvių skaičius. Tikėkimės ir žiūrovų taip pat. Tikėkimės, labai lauksim. Pasikvietėm, ir Ištvanas Kvykas atvažiuoja su naujai įkurto ansambliu Romonik. Ten bus jauni žmonės, kurie dainuoja, groja muziką ir gilina savo tautos tą papročius, tradicijas. Taip pat bus ir Gopalas Michailovskis, auksinio balso savininkas, kuris yra ir muzikos akademijos absolventas, taip pat ir muzikinio TV šou Mes vieno kraujo 2 vietos laimėtojas. Tai mes džiaugiamės, kad jis irgi atvažiuos. Taip pat bus Romai iš Eišiškio kolektyvas, Romų kolektyvas, Romų kolektyvai iš Vilniaus, iš Šiaulių ir aš ten porą kūrinukų sudainuosiu. Tai tokia ta mūsų šventė bus tokia. Na, panašu, šventė tikrai bus labai smagi. Kviečiame visus atvykti ir beje, svarbiausia informacija, šitas visas išvardintas žvaigždės ir ne tik, visi galės matyti, stebėti nemokamai. Renginys nemokamas. Taip, visiškai nemokamai. Ateikit su šeimom, draugais, ateikit pasiklausyti mūsų, pabūti kartu su mumis, paploti, tiesiog pasidžiaugti. Nu, tai, kad lietuviai mėgsta Romų atliekamas dainas, ugningai beje atliekamas dainas, tai manau tikrai galima sakyti pilnos užtvindytos salės, kai vyksta jų koncertai, manau, tai bus ir šį kartą. Apie kitus dalykus, kitas aktualijas, apie Romus ir apskritai jų problemas. Na, žinoma, problemų mes turime visi, bet Romai, kaip žinia, galbūt gyvenantis čia pas mus Lietuvoje, su kokiamis problemomis jie susiduria? Na, tai dažniausiai, aišku, susiduria su išsilavinimo stoka ir po to viso eina, kad įsidarbinti yra sunku. O Konsuela, čia įsiterpsi, išsilavinimo stoka, kokia tai priežastis? Ar patys Romai nenori? Patys Romai, ta saviti papročiai iš tikrųjų ir savita kultūra ir tas turi įtakos žmogaus lavinimuisi, žmogaus gyvenime. Ir taip toliau. Konsuela, šiek tiek paprašysiu vėlgi priminti pačios istoriją. Na, čia pavyzdys visiems, galbūt Romams, taip pat lietuvaičiai, kad išgirstų pačios istoriją. Jeigu pati gali, vadinasi, gali kiekvienas Romas to pasiekti. Čia priklauso nuo žmogaus, ko jis nori iš tikrųjų gyvenime, o reikia kažkaip tai kabintis ir pasieksi tai, ko nori. Bet kas liečia mane, tai aš esu labai užsispyrusi. Ir kartais būnu netgi ir per daug gal užsispyrusi, bet tiesiog na, kitaip galima pavadinti nebūtinai užsispyrusi, galbūt siekianti savo tikslo, ar ne? Siekianti savo tikslo, taip. O šiaip mano atveju aš visą laiką svajojau padaryti kažką tokio ir tiesiog veikti toje sferoje dabar muzikinėje, kurioje aš esu, nuveikti kažką daugiau. Mano svajonė, mano tikslas visą laiką buvo toks, kad pasiekti kažko daugiau, negu kad, pavyzdžiui, paprastai pasiekti gal kažkokią solinę, arba tiesiog gerai dirbti
tai, kur dabar aš esu, vat, mano siekiai tokie. Na ir Konsuela, šiek tiek papasakok apie save pati ir universitetą baigėte, ir ne, ir išsilavinimą įgijote, ir taip pat muzikoje, taip, pavadinkim, karjerą padarėte, ir tai turbūt netrukdo su romų papročiais ar kitų gyvenimu. Ne, jeigu tu gerbi savo papročius ir visų pirma gerbi savo artimus, savo tėvus, aplinkinius žmonės, tai netrukdo. Nors kartais kai kuriem atrodo iš tikrųjų, kad tu kažką ne taip darai ar dar kažką, bet čia vėlgi yra, nu, tai priklauso nuo... Visi mes žmonės skirtingi, galime skirtingai mąstyti, ar ne? Taip, bet reikia daryti tai, ką sako tavo širdis, ir tu tada pasieksi savo tikslo ir gyvensi taip, kaip tau patogu. O tradicijos ir papročiai čia yra visai kitas klausimas. Čia yra pagarbos klausimas ir manau, kad ir neromam tai būdinga gerbti savo papročius. Nu, ta prasme, gerbti, būti supratingam savo aplinkai. Apie išsilavinimą universitete baigėte specialybę, papasakokite apie tai. Taip, universitete baigiau muzikos pedagogiką. Žodžiu, tai ką ir norėjote, ar ne? Nu, taip, nes muzika visą laiką mane traukdavo ir gerai, kad papuoliau iš tikrųjų pas aš visą laiką sakau, miniu visą laiką, Ala Kęstutis Gastevičiai, aš ten papuoliau, Laura Rimeikienė, ten visada tokia šilta aplinka būdavo, į kurią visą laiką buvo faina ateiti ir dainuoti, ir pasirodyti. Ir nesvarbu kur, svarbu, kad tik ateiti. Ir svarbu, kad sudalyvauti kažkur tai. Nu, tai buvo tikrai labai geri prisiminimai. Na, po to aš įstojau į Šiaulių Sauliaus Sondeckio dar tada konservatoriją ir ten tikrai man labai patiko, nes ten nebuvo kaip mokykloje, jau konservatorija ir muzikiniai tie visi dalykai ir nežinau, aš visą laiką, man atrodo, turėjau, nes nuo 5 metų aš pradėjau dainuoti, aš visą laiką turėjau tokį, nežinau, visada mane traukė scena, visada mane traukė menas. Tai aš konservatorijoje irgi, buvau kaip žuvis vandenį. Nors ir įstojau ten visiškai nemokėdama jokių natų. Kiti vaikai jau buvo po muzikos mokyklos, kažką mokėjo. Bet kažkaip tai savo mokslę kažkaip tai ir viską reikėjo ir natas, ir chore nuo natų dainuoti, ir groti iš natų, ir dainuoti iš natų, ir harmonija, ten solfedis, žodžiu, viskas taip, kažkaip tai ir draugai padėdavo, ir dėstytojai labai geri buvo, tikrai patys geriausi metai buvo konservatorijai. Na, o po to baigiau konservatoriją ir nusprendžiau, kad reikia baigti ir universitetą, įgyti specialybę, nes norėjau būtent su muzika susijęti savo gyvenimą. Tai taip kažkaip. Aišku. Na, pasakojimas atrodo viskas savaime gausi taip, kaip turėjo būti, ir čia rengiame šiandieną Konsuelą dainuojančią ir ne tik, ir sprendžiančią romų problemas. Apie tai, kokios tos problemos, mes pratęsime mūsų pokalbį jau netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Dienos svečias. Toliau tęsiasi laida Dienos svečias. Primenu, šiandien joje svečiuojasi Romų integracijos centro pirmininkė Konsuela Mačiulevičiūtė. Konsuela, papasakokite apie projektą susijęto su Romų įgalinimu ir taip pat įdarbinimo galimybėmis. Kas tai per projektas? Taip, šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę. Romų socialinė integracija. Festivalis Tamburinas irgi yra įtrauktas į tą projektą, kaip šio projekto SOS kultūrinė priemonė, kultūriniam meniniam dialogui skatinti. Tai mes esam partneriai, Romų visuomenės centras, kurio direktorė yra Svetlana Naupolskaja, yra šio projekto koordinatorė ir administratorė. Čia iš Vilniaus, ar ne? Taip.
Taip, ir reiškia, ji pabrėžė, kad bus finansuojamos šios veiklos, individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialiniai ir darbiniai įgūdžiai, ugdymas, informavimas, konsultavimas, bendrieji įgūdžiai, kaip pavyzdžiui skaitmeninio raštingumo, kalba, verslumo, žodžiu, ir taip pat profesinis mokymas, praktiniai darbo įgūdžiai, ugdymas darbo vietoje, tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant ar įsidarbinus. Tai va, remiantis nauja Europos auditų rūmų ataskaita, politikos iniciatyvomis ir Europos Sąjungos finansuotais projektais pasiekta didelės pažangos, skatinant Romų integraciją, tačiau vis dar yra kliūčių ir dilemų, dėl kurių lėšos negali būti panaudotos geriausiai. Ir norėjau kaip tik to klausti, išvardinta daug įvairių sričių, kurios turėtų būti, ar ne, finansuotos, ar tikrai taip yra, ar? Iš tikrųjų, kaip? Aš nežinau dėl ko, bet pirmieji metai matyt yra labai sunkus. Taip, projektas jau prasidėjęs, jau taip, metus panašiai vyksta. Jau kaip metus ir kai kuriuose veiklose tiesiog mes turim tokių, sakykime, spragų, dėl kurių tos veiklos yra trupučiuką lėčiau vykdomos, sakykime, bet jos yra vykdomos. Bet norėtųsi tiesiog, kad tai funkcionuotų, ta prasme, trupučiuką geriau, nes dabar kažkas paeina, kažkas sustoja. Bet prašiau vykdomos dėl finansinių priežasčių ir kažkokių kitokių? Taip, manau, kad dėl finansinių vis dėlto. Žodžiu, nepasiekė kol kas projektų pinigai? Jo, kažkur tai būna ir taip. Aišku. Taip, išsamiau apie šį projektą. Ar projektas beje bus tęsiamas dar kelis metus, ar ne? Čia tik tai jo pradžia. Taip, dar planuojama 3 arba 2 metus, taip tas projektas turėtų tęstis. Ar patys Romai noriai dalyvauja šiame projekte? Romai, žinot, yra tokia impulsyvi tauta. Arba dabar, arba niekad, arba iš karto, arba jo. Taip, aišku, iš karto nieko nėra padaroma, reikia laiko tam visiems. Laiko darbo įdėti. Laiko darbo įdėti, aišku. Ir aišku, kai kažkas tai užstringa, sakykime, jie nori to ir to nėra dabar. Kiti atsisako, kiti nebeiškenčia, sako, ką čia tas projektas, čia 10 metų, čia pasensiu, kol čia prasidės tie kursai dar kažkas. Bet iš tikrųjų tai... Na, žinoma, smagu, kad vyksta toks projektas, bet aišku, ne taip, kaip norėtųsi, kaip supratome, ir ne? Kaip turėtų galbūt būti. Na, kaip aš ir sakau, man tai iš viso yra svarbu, kad tas projektas prasidėjo. Net svarbu, bet smagu, kad tas projektas prasidėjo. Nes jis yra visų pirma Romams ir tas palaukimas, aš manau, niekam nekainuoja. Ir, reikia kovoti už save. Jeigu tu nekalbėsi, jeigu tau ta prasme ir visur tai yra, ne tik tarp Romų, ar ne, kad jeigu man kažkas tai nepatinka, aš nepasakau savo nuomonės, aš tyliu, taip ir vyksta toliau. Ta prasme, taip ir visi viską daro. O vis tiek turi pasakyti, turi priminti apie save. Ir tada kažkaip tai, Natūralu būna, kai kurie žmonės atsakingose institucijose galų gale ar pamiršta, neaišku, sąmoningai ir nesąmoningai, ar ne? Kaip minėjote, reikia priminti tiek apie save, tiek apie atliekamą darbą. Taip. Kągi, čia vėlgi padėkosiu Romų integracijos centro pirmininkiai Konsuelai Mačiulevičiūtei už pokalbį. Mes pratęsime mūsų pašnekėsi jau netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Dienos svečias. Dienos svečius laidoje grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame šnekučiuojame su Romų integracijos centro pirmininkė Konsuela Mačiulevičiūtė. Konsuela, sakykit,
Papasakokit apie įsidarbinimo galimybės Romams. Ar jaučiamas skirtumas atėjus darbintis, jog tai yra Romų tautybės pilietis? Ar darbdaviai skiria kažkaip taip? Pasakysiu taip, kaip bebūtų apmaudu, bet tikrai ir turi įtakos, kad ta prasme tu esi Romų tautybės, pamato, kad tu esi Romų tautybės ir iš karto gal tas žmogus, tu jam skambini, jis turi entuziazmo priimti. Jisai sako, priimsiu darbininką, kuris pradeda nuo nulio, aš jį išmokysiu, pastatysiu ant kojų ir man reikia tokio darbininko, kuris norėtų dirbti. Ir vaikinukas ateina pas jį neturintis darbo patirties, neturintis ten kvalifikacijos, nors prieš tai kalbant telefonu jis ir neprašo tos kvalifikacijos, ateina ir sako, ne, mums reikia, kad kvalifikaciją tu turėtum. Tai tokie pasikeičia kalba visiškai. Tai tokie atvejai yra tikrai ne vienetiniai ir daug tokių atvejų yra ir tikrai labai apmaudu yra, kad taip pat vyksta. Bet tai vyksta. O patys Romai, ar nori kabinasi, ar iniciatyvos kažkokios iniciatyvą teikia, darbinantis, ar žinokit, taip, aš jums pasakysiu, prieš metus irgi buvo panašus projektas. Tai buvo, bet pasyviau. O šiais metais tikrai yra daug iniciatyvių jaunų Romų Šiauliuose, kurie yra, pavyzdžiui, 12 klasės jau absolventai, egzaminus laiko, kiti ten teisę kolegijoje baigė, yra vienas berniukas, irgi kabinasi, nori darbą gauti. Yra jauni vaikinukai, kurie irgi 10-okai berods yra ir irgi nori gauti darbą, bet kažkodėl tai nežinau, tautybė kliūtis. Kol kas dar vis kliūtis, ar ne? Čia mūsų lietuvaičių toks dar įsitikinimas ar galvojimas, kad Romai tai vien ten Vilniuje, ar ne, taboras ir panašiai, ir narkotikai, kažkas tokio baisaus. Jo, kažkas tokio baisaus. Aš negaliu sakyti, kad kategoriškai visi žmonės yra tokie, kad jie būtent visus Romus taip priiminėja. Čia, aišku, mes turime faktus, jų nepaneigsi, bet, kaip minėjote, tai, žinot, tie faktai daugeliuose tautose yra visokie. Bet, nesakau, kad visi, bet tikrai, kaip gali būti, kaip negali būti keista, bet yra tokių žmonių, kad jie tiesiog, pamato, kad yra tautybė ir nėra žmogaus. Aš nesuvokiu tokių dalykų iš tikrųjų. O sakėte, tikrai yra nemaža dalis Romų, ypač jaunų žmonių, kurie nori kabintis į gyvenimą, ar ne? Taip yra ir pasakysiu atvirai, man labai faina yra matyti tokius. Aš labai džiaugiuosi, kad jie kabinasi, kad jie nori dirbti, kad jie ateina, sako, Consuelo, noriu gauti darbą, aš turiu perspektyvą dirbti vairuotojų. Sako, man reikia B kategorijos kursų. Reikia, tai kažką reikia judinti, kažką reikia skambinti, reikia klausti, kada tie kursai prasidės, kada, žodžiu, taip. Žodžiu, reikia imtis darbą ir daryti. Tiesiog, jeigu noras yra. Teisingai. O galbūt turime ir gerų, gražių pavyzdžių, kur pavyko įsidarbinti Romams? Yra ir gražių pavyzdžių. Yra, pavyzdžiui, viena mergaitė, jau yra 12 klasės absolventė. Jinai dirba pardavėja, gal, nežinau, nereklamuosiu, gal kurioje parduotuvėje. Nesvarbu, jinai dirba pardavėja, jinai baiginėja 12 klasę, dabar ruošiasi į visažistų kursus su Šiaulių darbo rinkos mokymo centre. Tai aš už ją labai tikrai džiaugiuosi ir norėčiau, kad daugiau tokių būtų. Dar viena mergaitė irgi yra, kuri B kategorijos kursus pradėjo ir nori vadybininkė įsidarbinti, bet dabar jinai dirba mobiliųjų telefonų salonų parduotuvėje. Tai yra iš tikrųjų. Tik norėtųsi, žinoma, kad tų pavyzdžių būtų daugiau. Tai ir padės galbūt padaryti jūsų minėtas projektas. Aš labai tikiuosi to. Labai tikiuosi, kad žmonės atėję į tą projektą tikrai nepasigailės ir jie galiausiai gaus tai, ko jiem reikia, kad įsidarbintų ir tas projektas būtų pagal paskirtį, nes jis ir turi tai daryti, padėti integruotis į darbo rinką ir pagalbą įsidarbinant. Tai taip ir turėtų būti, manau, kad. Tikėkime, kad
po truputėlį projektas įsivažiuos, kaip minėjote, bus pagal paskirtį. Ačiū Jums už pokalbį. Pabaigoje, Consuela, Jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. RS2 radio klausytojams norėčiau palinkėti klausyti geros muzikos, būti geros nuotaikos, tada ir sveikata pagerės, o ateisit į mūsų festivalį dar labiau sveikata pagerės. Taip kad, draugai, mėly, laukiam visų ir būkit sveiki ir laimingi. Aš priminsiu, kad koncertas birželio 16 dieną, 17 val. Šiaulių kultūros centre ir tai Romų muzikos festivalis Tamburinas ir jis yra nemokamas. Kviečiame visus atvykti. O šiandieną laidoje pas mus svečiavus ir mes kalbėjome su Romų integracijos centro pirmininkė Consuela Mačiulevičiūtė. Ačiū, Consuela, už pokalbį, sėkmės visoje veikloje. Javen Bachtelis ST. Taip, beje, dar Consuela paprašysime, šiek tiek kažkokį išsamesnio palinkėjimo savo kalbą. Labai smagu, įdomu klausytis. Įdomu klausytis. Ir po to, žinoma, išversti į lietuvių kalbą. Aha. Na ką, pasakysiu taip. Javen Bachtelis ST, javen po festivalius, пушунен романа гиле, и сапсарото мангатеял лачес. Ačiū. Ir labai smalsu, ką tai lietuviškai galėtų reikšti tik tai vieną žodį. Panašu, kad spėju, tai apie festivalį kažkas buvo kalbama. Jo, pasakiau, kad būtų sveiki, laimingi, ateitų, pasiklausytų romų muzikos ir kad tiesiog, laimingai palinkėjau ir viskas. Mes palinkėjimus, gerus, šiltus palinkėjimus atgalios siunčiame tiek Consuelai Mačiulevičiūtei, tiek romams, šiauliečių romams. Ir kągi, iki susiklausimo kitose laidose. Ačiū. Viso geriausio, dėkui, iki.